Čia iš karklo vytelių nupintas miesto simbolis – žuvis. Puošia didžiulis iš karklo vytelių nupintas miesto simbolis žuvis. Ją sukūręs Šilutės gražinimo draugijos nariai sako, kad tai dovana 500 metų jubiliejų pasitinkančiam miestui. Apie 10 žmonių komanda visiškai baigti, kiek sutrukdė šį rytą netikėtai iškritęs sniegas, tačiau 8,5 metro ilgio, 4 pločio ir beveik tiek pat aukščio kūrinys jau žavi praeivius. Atėjau, pamačiau pirmą kartą ir džiaugiuosi. Pirmą kartą matau taip gražiai. Tiesiog kaip pritinka čia jis toj vietoje, taip labai gražu. Šilutė yra graži, bet aš pasakysiu, tokių gražių vietų, tokių, kad būtų, ką nors nėra. Karklų šakos, kurių žuviai sukurti prireikė net 2 sunkvežimių priekabų, nesudžiovintos, todėl laikui bėgant ši žuvis turėtų sužaliuoti. Karkla aplink Šilutę yra gyvas galas, tai yra mūsų tokia išskirtinis augalas, kurio tikrai yra daug. Gluosnio šakos, karklų, žilvičio, kurios turėtų laistomos išleisti šaknis ir sužaliuoti. Konstrukcijos tvirtintos be jokių sintetinių medžiagų, todėl suveržti jas prireikė itin tvirtų rankų. Nepuslėtas, bet patikėkit skaudžias, nes darbas su gyvu karklu, mazgų, matot, yra labai daug. Anksčiau čia stovėjo darbo pirmūnų lenta, dabar tiesiog neišnaudota vieta liko. Tiesiog norėjęs papuošti, pagražinti. Buvo tokių dalykų, kad čia norėta užstatyti, padaryti mašino aikštelę. Tiesiog mes užbėgom už akių. Žuvis milžinė tai dovana paminėjimo 500 metų jubiliejų šiemet švenčiančiai Šilutei. Kompozicijai sukurti visuomenininkai iš miesto neprašė nė lito, be to jau kuria naujus planus, tačiau kur ir koks naujas kūrinys atsiras, dar neatskleidžia.